Vilniaus universiteto lituanistikos katedros interneto svetainėje yra rašoma, kad Lietuva yra vienintelė šalis pasaulyje statanti paminklus jiems. Jie tai kažkoks sudarbinis žodis. Kas jie tokie? Tai gal čia ir ta? Su kažkoliu būtų laba karta. Bet vienas geras. Sienoje Marsas sugroti, mes jauni, ir kartojam jau daugelį metų. Gražiai nušvis visa tėvynė. Ir šią svarbią parodos atidarymo šventę mūsų bendruomenės nariai, svečiai, labai džiaugiuosi, kad mums kartu su Pagėgių savivaldybės biblioteka, kartu visiems, kurie prisideda prie šios šventės. Ačiū. Laba diena, gerbiami Vydūno išminties puoselėtojai, mylėtojai, skleidėjai, gerbiamas prezidentė, rektoriau, Seimo nariai, Vydūno draugijos pirmininkė, kiti garbės svečiai. Ir aš, iš kalno modamas pasauliui šiam dainuojančiam, lenkiuos į žemę žydinčią, glaudžiuos prie jos garuojančios. Ir kažkas vėjų skambina, ir kažkas toli aidėja. Širdis pati kūrenasi, daina pati dainuojasi. Dainuojam, einu vaivorykštės taku, tik pas tave, oho. Tikrai jausmą gyvenu tik pas tave. Ir muzikos garsais kalbu tik pas tave. Rusai. Iš mirusios kalbos skiemens jie atsikels, toliau gyvens. Kai buvo, bus, kaip ėjo, eis, tik tiek toli, kiek jėgos leis. Su savo slėniais, savo aukščiais, su savo moterim, dangum ir paukščiais. Tik paukščiai tie dabar giedos naujus žodžius senos kalbos. Lietus virš Žambyno. Ir lyja, ir lyja, ir lyja, ir laisto lietus kalaviją, ir lyja, ir lyja, ir lyja, ir kraują iš lėto nulyja. Pavadinimas yra Vydūnas, Detmolte ir Europoje. Mes išleidom Vokietiją. Vėliava yra sukurta prieš 30 metų, 1993-aisiais. Vėliavą Vydūno draugijai sukūrė dailininkė Nijolė Stunskaitė. Iš karto noriu įteikti šitai bibliotekai Vydūno knygą ir kaip tarėmės, kai tai bus šimtasis skaitytojas, iš karto aš atvažiuoju ir atvažiuoju čia tortą, reiškia pasidžiaugti, kad jau Vydūnas skaito. Šiandien tą knygą įteikiau pačios, tik, neabejodama sakau, kad šita biblioteka yra labiausiai Lietuvoje propaguojanti Vydūną. Tai va dabar direktorė Milda savo rankose jau laiko ir galėsiu duoti žmonėms perskaityti.
tokie, kada gyveno ir kūrė Justinas Marcinkevičius, mano galva, tai ypatingas ir mums skirtasis žmogus atvedęs mūsų laisvę. Mes padainuosim vieną dainą, vadinasi Langai. Šitą tekstą jisai skaitė savo paskutinį viešą pasirodymą, 75-mečio proga, Mokslo akademijoje. Man atrodo, kad tai jam buvo svarbus eilėraštis. Ir dabar mes pabandysime su Aro tai padaryti. Dar gyvi, dar mato tie langai, pro kuriuos vaikystė viskas tikra. Medžių šakos lyg ilgi nagai, visą naktį grabalioja stiklą. Ir nubėga kūnų šiurpulys, lyg per seną kūdrą šaltas vėjas iš pat ryto. Pagėgių iniciatyva, nežinau, kiek apie mano Alvydui teko girdėti, bet Panemunėje visai netoli čia buvo atidengta skulptūra Angelas skirta vilko vaikams. Tai nežinau, ar žinojote šitą faktą, bet 1950-1951 metais Panemunėje buvo viena iš vietų, kurioje buvo Rytų Prūsijos gyventojai, kurie yra čia Lietuvoje, išvežami atgal į Vokietiją. Tai šita vieta nėra tiesiog arti sienos, arti dabartinio Kaliningrado, kuris istoriškai nesusijęs su šita tema, bet tai yra kartu turi tam tikrą istorinę sąsają. Toks didžiulė programa, Vydūno tos sukakties minėjimo ir keletas punktų buvo numatyta įgyvendinti Pagėgiuose. Ir viena iš tų iniciatyvų buvo pavadinti Pagėgių viešąją biblioteką Vydūno vardu. Ir kad mes kiek važiavome, ėjom ir ieškojom. Bet už tų durų yra pati pirmoji lenta, nuo kurios aš jums siūlyčiau ir pradėti šitą apžvalgą. Tai yra genealoginis medis ir tai yra Vydūno trobelė. Dabar jau jos nebėra, bet fotografija turi tokią prasme, tokią amžinybę, gali tiesiog įprasminti ir mes kaip galėsime matyti ir po 100 metų, nes fotografijos su niekur netinka. Žmogus ateina į šį pasaulį ir iš jo išeina. Jis yra keleivis. Jo pradžia yra visumos pradžia, o toji yra dvasios gelmė. Iš jos visa kyla ir su savimi nešasi. Su žmonėmis man vis atrodydavo, lyg jie visi tokie kaip ir aš. Lyg aš būčiau jų, o jau mano atspindys. Dabar žmonėms mėgant tiesiog matyti, kas kiekvieną... Vidinius garsus, tylu, šventa. Ir turbūt suprantame, kad švęsti yra klausytis. Gyvenimas yra giesmė, yra gaida.